53 žiemos mano gyvenimo yra nugyventos. Patirtis ta, kuri buvo sukaupta per tuos metus, man yra įspūdinga. Šiandien rytą pasidariau, kaip tu matėjai, bėgimu miško takeliu, kuris veda į niekur. Tos pušys, eglės, tas miškas, pėdos, lūšių pėdos, lapių, kiškių, stirnų, briedžių. Pilna visko, gyvybės, aš gal nematau to tiesiogiai, bet aš matau gyvenimą tikrą. Ir aš pasidovanau savo dovaną, savo gimtadienio progą, buvimą tokioje laisvėje. Aš gyvenu laisvą gyvenimą. Ir aš dabar atsisėdau pasidalinti savo patirtimi, ką aš pergyvenau per tuos metus, bet gal daugiau iš tos pozityviosios pusės. Turbūt vienintelis toks gimtadienis, kurį aš dabar švenčiu iš ryto paukas vienas, kuriame yra nurimusi širdis. Mano širdis yra ramybės būsenoje, aš jaučiuosi taikoje su savimi ir su pasauliu. Nėra kito kelio, aš grįžau, nusiprausiau, užsikūriau krosnelę, pasimaliau savo kavos, kaip šventinę progą, pasidariau savo kavos su kondensuotu pienu ir turėjau šokolado gabalėlį. Tai yra tokios dovanos, kurios man tokią šilumą duoda mano gyvenime, kur anksčiau aš to nepastebėdavau. Dabar man šitie elementai gyvenimo yra patys vertingiausi. Per tuos 53 gyvenimo metus sukauptus, patirtį, praeitus iššūkius, ką aš matau ir ką galėčiau labai trumpai apibūdinti, vertė, kurią aš pamačiau per savo gyvenimą, didžiausia vertė, didžiausia vertybė, kurią aš dabar matau iš savo perspektyvos, yra žmonės, yra santykiai. Kaip tu sugebi būti jiems ir su jais sutarti, su artimiausiais savo žmonėmis. Man Dievas davė 3 dovanas. Tai yra 3 vaikus, didžiausios dovanos. Viskas kitkas nublanksta. Visos pareigos, pinigai, pasiekimai ir panašiai. Jie nieko nereiškia. Palyginus su tuo, kad aš turiu vaikus, kurie auga kartu. Kuriems aš pagaliau, gal tik nuo 50 metų, pradėjau būti pavyzdžiu. Kai jie dėkoja ir sako, mes nematėme, kad kas nors turėtų tokį tėtį, mes didžiuojamės jo, kad jis yra stiprus, kad jis yra gyvas, kad jisai nori patirti pasaulį. Ir kai mane šiandien vaikai sveikino, aš tiesiog, viskas, man daugiau nieko nereikia šitam gyvenime. Aš to ir norėjau, kad būti įkvėpimu ir pavyzdžiu artimiausiams savo žmonėms, vaikams. Tai yra mano turtas, didžiausias turtas. Ir mano pareiga per šitą gyvenimą nesukaupti turto ar daiktų, o duoti jiems savo meilę, savo dėmesį, savo patirtį, savo stiprybę, kurios jiems reikia einant per savo gyvenimą, per savo gyvenimo iššūkius. Ir gyvenimą aš dabar matau kaip gražų, kaip ryškų. Labai noriu gyventi, labai noriu patirti likusią gyvenimo dalį. Nes dabar atsiremiu į tai, kad yra 53 žiemos, tai kiek tų dar žiemų yra likę, kurias aš galėčiau patirti? 10, 20, 30, tas skaičius yra labai nedidelis. Ir aš kai susimastau apie tą skaičių, ką aš dar galiu padaryti, kaip aš noriu gyventi, aš labai aiškiai matau. Ta kančia, kurioje aš buvau daugybę metų, buvo sukurta mano pačio, mano mąstymo, mano suvokimo. Ir dabar aš iš tos kančios esu išėjęs. Ir aš noriu džiaugtis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką, nesvarbu, kas vyksta mano gyvenime. Ar tai vienokie santykiai, ar tai kitokie santykiai. Viskas priklauso nuo manęs. Ką aš darysiu, kaip aš elgsiuosi, koks bus mano charakteris, kaip formuosis mano kiekviena diena. Jeigu aš tą dieną suformuoju taikoje su savimi, atlieku darbus ir užduotis, kurios yra labai sunkios, nepatogios, nelabai gal malonios. Aš galiu didžiuotis savimi, turėti aukščiausią pasitikėjimo lygmenį, džiaugtis tom akimirkom, ne tuo, kad išorėje kažkas atsitiko, o tai, kas nuo manęs priklauso, aš padariau.
elementariam lygmenyje. Anksčiau ieškojau, kad kažkas didingo turi atsitikti, kad aš jaučiausi gerai ir būčiau laimingas. Kažkokios įspūdingos kelionės, kažkokie daiktai geresni. O dabar aš suprantu, kad tai yra ne tai. Tai yra tai, kaip aš elgiuosi su savimi. Su savo kūnu, su savo protu ir su savo siela. Kokia man ta kelionė per dieną, nes ta diena kiekviena formuoja, kas aš tampu. Ne kažkas tai ateityje, kad kažkas atsitiks, o tai kaip aš gyvenu kiekvieną dieną. Ir aš esu automatiškai išmokęs gyventi čia ir dabar, tai yra šitoje realybėje. Aš nežiūriu į rytdieną, po rytdieną arba į praeitį. Į praeitį kartais atsisuku, pasižiūriu, bet aš greitai ją uždarau, nes ten nėra ką žiūrėti. Aš jau viską išsianalizavęs, pasidėliojęs, dabar man yra dabartis, kurioje aš gyvenu ir ką aš galiu geriausiai iš to padaryti. Eini per gyvenimą, patiri iššūkius, išbandymus ir svarbiausia savybė, kurią aš išsiugdžiau, yra nepasidavimas. Nepasiduoti, nesvarbu, kas vyksta tavo gyvenime. Ar tai skyrybos, kurios yra tiesiog žudančios. Ar tai yra netektis tavo artimųjų žmonių mirtis ar išėjimai. Ar tai yra finansinės netektis, ar tai sveikata pašlyjusi, ar dar kažkas. Nepasiduoti jokiom aplinkybėm. Išmokau tai per gyvenimą. Ir kai tu nepasiduodi ir tu žinai, kad tu niekada nepasiduosi, niekada niekas tavęs nepalauš, tu eini per gyvenimą labai drąsiai. Ne dėl to, kad mažiau įvykių tu atsitinka. Visiems tas pats atsitinka. Bet tu tiesiog žinai, ir aš tai žinau, kad aš eisiu toliau. Kas be nutiktų mano gyvenime? Kokios aplinkybės be atsitiktų, aš eisiu, atsikelsiu. Gyvenimas mane ant kelių klupdys, aš atsikelsiu. Ir per visą tą laiką, visos tos netektis, kurios įvyko, visi tie įvykiai, kurie atsitiko man, ir visi tie sunkumai ir išgyvenimai, jie mane stiprino. Kodėl aš visą laiką sakau, būk stiprus? Stiprybė reikalinga man buvo, kad aš gyvenimą gyvenčiau nenuliūdęs, tam, kad aš rasčiau atsakymus. Būdamas stiprus, aš galiu atidaryti naujas galimybių duris, aš jas iš tikrųjų ir atidarinėju. Aš gyvenu gyvenimą, kokio turbūt net neįsivaizdavau ir nesapnavau. Aš prisipratinau ramybę, tylą, vienatvę. Tuo pačiu aš atradau savo ramybę, savo kelionę, savo autentišką gyvenimą. Vienus dalykus aš turėjau prarasti, kad atrasti tai, ką dabar aš turiu. Kitaip neišeina. Mes negalim visko turėti, mes kažką turim prarasti. Tai reiškia, prarandame tuos praeitus gyvenimus. Praradau praeitą gyvenimą. Iš praeitų gyvenimų pas mane yra likę vaikai, kuriais aš rūpinasi, kuriuos labai myliu ir kurie lygiai taip pat myli mane. Meilė ir santykiai su žmonėmis į žmonės, tai va tos didžiosios vertybės. Viskas kitkas neturi jokios reikšmės. Dabar be išbėgimo eidamas sutikau kažkokiu būdu sankryžoje, kurį mano keliuką nusukti, iš miško grįždamas vienintelę gyventoją čia šitame kaime, kuris yra kitame kaime, net galima sakyti, už kilometro, kurį išėjus į lauką pasivaikščioti, gal 70 metų buvo, pasivaikščioti tai yra kieme buvo. Ir aš ją pakalbinau, labas, sakau, kaimynė, kaip sekasi, pasikalbėjom apie gyvenimą ir jinai lygiai tą patį pasakė. Mes, kai buvom maži, kai mano vaikai dar augo, mes džiaugiamės kiekvieną dieną, džiaugiamės, bėgiojame, bendravome, vieni pas kitus vaikščiojome į tuos vienkiemius, kurie aplinkui čia buvo. Dabar, sako, nieko neliko. Visi išsiskirstė, žmonės pikti, žmonės nenori vieni su kitais bendrauti. Tai tą aš irgi matau. Dėl to aš pasiryžęs savo gyvenime ir jau esu atsisakęs savo ambicijų, įsitikinimų, teisumo, kad kažkam kažką įrodyti, bet turėti gerą santykį geriau su tuo artimiausiu savo žmogum ir sakyti gerai, jeigu nori būk tenais, bet aš tave myliu tokį, koks tu esi ir priimu tave. Neikime prie tų temų. Tai aš išmokau tai per paskutinius kelius metus tik tai. Prieš tai lygiai taip pat kaip ir tu turbūt buvau tampomas to viso nepasitenkinimo ir dabar aš nebeturiu nepasitenkinimo. Aš priimu visas tas smulkmenas ir mėgaujuosi tom smulkmenom, kurie atrodytų, kas čia yra tas kavos puodelis, kurį aš išgeriu labai retai. Man jis kelia tokį gerą jausmą, kai tu pats susimali kavą ir pasidarai, tai yra smulkus dalykai. Tai čia yra tik tai materialūs dalykai, o tas jausmas, kai yra žmonės. Ir mano vaikai dabar atvažiuos, aš važiuosiu su mažuoju sūnum į Rokiškio baseiną maudytis. Tada važiuosime kažkur tai į pizzeriją kažko, kas jam patinka suvalgyti kažkokį tai gabalėlį. Po to mes galėsim slidinėti rogėmis, važinėtis, nes pilnas sniego čionais aplinkui.
turi tyrinį šautuvą, šaudysime, kaposim malkas. Ir mano laikas, mano gimtadienis yra švenčiamas man jaučiant tikrumą. Rytą pasidariau su pokalbiu su žmonėmis, kuriems reikia vedimo, kuriems reikia irgi tos aiškumo šitam gyvenime, bėgimu, lauke prausimusi, kavos puodeliu, sportu. Po to prasitęs visas mano šventimas su mano vaikais. O toks yra gyvenimas. Aš juo mėgaujuosi dabar kiekvieną akimirką, nes nežinau, kada jisai pasibaigs. Jeigu aš galvosiu ir lauksiu, kad kažkas tai turi ateiti, kažkas ypatingo, aš galiu nepagyventi to gyvenimo. Kad saulė turėtų išlysti ir tada aš pradėsiu gyventi. Ne, aš tiesiog mėgaujuosi, lyja, sninga, šlapdriba, nesvarbu man. Aš tiesiog imu tą dieną ir sakau, wow, dar viena diena. Tai išmokau tų dalykų per tuos 53 metus, per tas žiemas 53 praleistas šitame gyvenime. Ir einu savo toliau, kiekvieną dieną. Ir nesitikiu, kad rytoj kažkas tai įspūdingesnio bus. Tiesiog gyvenu. Kai taip gyveni, tu gyveni gyvenimą. Aš matau laisvę, aš esu laisvas viduje. Nes išorė gali būti nelaisvės. Tam tikros nelaisvės, kuri ribos tave. Bet jeigu tu viduje esi laisvas, tu jautiesi gerai šitam gyvenime. Aš suradau draugystę su savimi. Man tas bėgiojimas miške vienam, matant tas, kas aplinkui yra, man nereikia kitų žmonių, kad šalimais bėgtų, patvirtintų ir kad būtų labai faina, ar antra pusė būtų, ar dar kažkas. Tu tiesiog mėgaujies gyvenimu ir savo draugystę. Tada tu patiri gyvenimą. Tada tu jautiesi išpildytas su savimi. O visus kitus dalykus tu galėjau susikurti šalimais. Tai ta laisvė yra atsitikusi atsisakius man visų priklausomybių, svaigalų, rūkimo, maisto bet kokio ėdimo, tinginystės, telikų žiūrėjimo. Aš tada tampu laisvas. Manimi niekas negali manipuliuoti. Aš nesu įtraukiamas į ten, kur aš nenorėčiau būti. Aš turiu švarę sąmonę, švarų aštrų protą. Aš jaučiuosi atsikėlęs kiekvieną rytą sąžiningai prieš save. Manęs nekankina, kad kažkas gali ateiti, nes aš kažką ne taip padariau. Aš gyvenu pagal tuos aukščiausius gyvenimo standartus, kuriuos aš pats savo susikūriau, kaip aš noriu jaustis. Tai vada visa ta patirtis mane palydėjo iki 53 metų pabaigos, bet tai atsitiko tik nuo 50 metų. Viskas tas kaupėsi, akumuliavosi, bandžiau kažką suprasti ir tik tai susidėjo tas puzlis ties 50 metais, kai aš pradėjau, matyti tas detalės. Ir aš dabar einu pagal tą planą. Bet aš visą laiką darau korekcijas tam gyvenime ir kiekvieną dieną įvertinu, ar aš ten einu, ar aš teisingai, ar aš nenuklydau kažkur, tai pridedu kažką tai naujo. Man gyvenimas yra aistra. Aistra gyventi, daryti, kurti, svajoti. Turiu labai daug dar svajonių, įdomių svajonių. Noriu eiti taip per gyvenimą. Noriu tuo dalintis su tavimi, kad tu atrastum tą įkvėpimą gyventi, patirti save išreikšti tam gyvenime, mėgautis akimirkomis, žmonėmis, kurti, palikti tą palikimą, kuris gal ten ir turi, neturi esmės, nesvarbu, bet taip gyventi. Nes čia yra toks pasirinkimas. Kažkada buvau pasirinkimą padaręs būti liūdnas ir nelaimingas, sugriuvęs. 50 metų padariau sprendimą nebūti tenais, o gyventi džiugų gyvenimą, prasmingą, ryškų gyvenimą. Aš dabar į tokį gyvenu, pasidalinu savo artimiausiais įvykiais gyvenimo, asmeniniais įvykiais, viešai, todėl, kad aš nebijau apie tai kalbėti, todėl, kad aš jau įsisprendęs tai, man visiškai jau nebėra tai problema. Žmonės, kurie negali apie tai kalbėti, jie neįsisprendė. Aš tai įsisprendžiau, dėl to galiu atvirai tiems tūkstančiams žmonių kalbėti apie tai, kokia mano patirtis buvo, kaip aš jaučiuosi su tuo. Atverk širdį gyvenimui, atverk save, patirk save, atsisakyk dalykų, kurie iš tikrųjų neleidžia tau išskleisti savo galimybių, savo potencialo, kaip patogumas, komfortas, žmonės toksiški aplinkui, veikla, kuri tave žudo, užsiėmimai savaitgaliais, kuriais užsiimi visos priklausomybės, tu gali atrasti visiškai kitos kokybės gyvenimą, net nesuprasdamas, kokia net jinai yra ta gyvenimo kokybė. Aš ją patyriau, niekada negrįšiu atgal. 54, 5 metai, jeigu man bus Dievo duota, jie eis lygiai taip pat.
Aš ieškosiu, patirsiu, džiaugsiuosi gyvenimu kiekvieną akimirką. Ir tu žinai, kad norint patirti tokį gyvenimą, tu turi būti stiprus. Gamtoje visur tą patį matau dėsnį. Silpni paliekami užnugarį. Gyvūnų pasaulyje, pasižiūrėk. Šlubuojančios stirnos ar kiti gyvūnėliai, jie palikami mirti. Ar kažkur tai. Niekam jie nereikalingi. Ką tu besakytum? Kai tu esi stiprus, kai tu rūpinėsi savimi, kai tu įdedi pastangų darbo į tai, tu keliauji drąsiai per gyvenimą. Ta aš ir darau. Nebūk silpnas. Neleisk, kad kiti tave padarytų silpnu. Mes visi galim būti stiprus. Mes visi galim džiaugtis to gyvenimu ir tu gali taip daryti. Tam tau reikia būti stipriam. Būk stiprus.